Labą dieną, gerbiami kolegos, kaip ir pristatė, mes su kolegė Rita ruošiamės pakalbėti jums apie dar vieną švietimo sistemos segmentą, tai apie profesinę mokyklą. Taip sakant, kuo gyvena ta profesinė mokykla, ką mes gero pasiekiam ir ką linkėtumėm, ką norėtumėm, kad būtų pasiekta ateityje. Dabar pradėdamas kalbėti, aš norėčiau pradėti nuo tokios praeitam susirinkime išsakytos frazės, kad švietimo sistema turi padėti kiekvienam mokiniui surasti savo vietą gyvenime. Tai yra kiekvienam savo. Jeigu jisai linkęs į teatrą, kai čia buvo kalba, reiškia, jį reikia duoti jam teatro, jeigu jisai linkęs į filosofiją, reiškia, jam reikia duoti filosofijos. Tačiau yra pakankamai didelis mokinių skaičius, kurie yra linkę į praktinę veiklą. Ir čia jau yra profesinės mokyklos misija, taip sakant, suteikti jam specialybę ir kad jisai galėtų pritaikyti savo tos gabumus praktiniam gyvenime. Ir manau, kad tokie vaikai, kurie linkia į praktinę veiklą, jie būtent laimingi ir gali būti tik tai tada, kada jie užsiima tą praktinę veiklą. Lietuvai be abejo reikia ne tik teisininkų, ekonomistų, bet reikia ir kvalifikuotų darbininkų, kuriuos rengia profesinės mokyklos. Ir rengdami tuos kvalifikuotus darbininkus mes susiduriam su, sakyčiau, dviem rūšim problemų, ar mes vykdom dvi veiklas. Tai viena ta veiklos rūšis tai yra išplatinti gerą idėją apie save, arba kitaip sakant, įtikinti mokinius, įtikinti jų tėvus, kad verta mokytis darbininko profesijos. Ir antra veiklos rūšis tai yra gerai išmokyti profesijos, tai yra paruošti ją iki tokio lygio, kad tas atėjęs, kad pabaigęs jaunas žmogus susirastų darbo vietą, kad jisai būtų reikalingas. Tikrovė dėja yra tokia, kad kol kas mūsų šalyje apie 75% stoja į aukštąsias mokyklas, apie 25% renkasi darbininkiškas profesijas. Palyginimui galima pasakyti, kad Vokietijoje, Suomijoje tas procentas yra maždaug 50 ir 50. Žinoma, aš visiškai nesiruošiu įtikinėti, kad mes turim būtent elgtis taip kaip Suomija, turim elgtis taip kaip Vokietija. Kiekviena valstybė yra unikali ir taip sakant, kiekviena turi savo tradiciją, savo ekonomikos sudėtį ir yra taip kaip yra. Tačiau darbdavių apklausos rodo vos ne priešingus skaičius, kad jiem būtent reikia žymiai daugiau tų kvalifikuotų darbininkų, o žymiai mažiau pabaigusių aukštąją mokyklą. Ir rezultate ta masė jaunų žmonių, kuri nueina į aukštąsias mokyklas, bijau, kad tarp jų yra didelė dalis iš inercijos nueina ir linkusių į praktinę veiklą, ir po to jie tampa bedarbiais ir, sakysim, dirbdami savo profesinėse mokyklose, turbūt mano kolegos čia dalyvaujantys galės šitą patvirtinti, mes kiekvienais metais sulaukiam vis didesnio skaičiaus jaunų žmonių, kurie ateina į profesinę mokyklą jau turėdami bakalauro diplomą ir sako, aš noriu dar įgyti darbininko kvalifikaciją, kadangi aš nesurandu darbo. Dar blogiau kitas pasako, kad aš prisidariau skolų ir dabar man reikia įsigyti specialybę, važiuosiu kur nors į Norvegiją ar kur užsidirbsiu pinigus, kad tas skolas galėčiau grąžinti. Tai būtų turbūt žymiai racionaliau, jeigu viskas būtų atvirkščiai, jeigu jaunas žmogus pirmiau įgytų tą darbininkišką specialybę, tas, kuris turi tam polinkį, o po to jisai sąmoningiau pasirinktų savo kelią į aukštąją mokyklą, jeigu jam tokios norisi. Žinoma, čia stebuklų, imtis kažkokių administracinių priemonių ir kažką padaryti prievartą yra neįmanoma, mes gyvenam demokratiniai valstybei ir vienintelį svertą, kurį mes galim panaudoti,
tai ir kuris galėtų čia įtakoti tą situaciją, tai yra sąžiningas profesinis orientavimas. Tai yra orientavimas ne dėl paukščiuko, bet sąžiningas supažindinimas su visom esančiom profesijom, sąžiningas paaiškinimas, kokios galimybės įsidarbinti, kokie bus uždarbiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip pavyzdį galiu priminti jums tokį anekdotinį atvejį, kad čia prieš kelis metus anglai, norėdami papopuliarinti santechniko profesiją, kuri aišku savami buvo nepopuliari pas juos, jie paėmė ir paskelbė, kiek uždirba santechnikas. Ir pasirodo, kad Anglijoje jis uždirba truputį daugiau negu profesorius. Ir tada kai kam atsivėrė akys. Tačiau tas sąžiningas profesinis orientavimas yra sunkiai įvykdomas, kadangi apart viso kito jį komplikuoja kova už krepšelius, kuri darosi vis sudėtingesnė. Aš čia nieko irgi nenoriu kaltinti ir kažką tai sakyti, yra taip, kaip yra. Čia tas pats, kaip vasara būna karšta, žiema būna šalta, taip ir su tais krepšeliais yra. Ir todėl mūsų bendro lavinimo mokytojai, jie, taip sakant, stengiasi nebeįsileisti netgi mūsų mokytojų kai kada į savo mokyklas. Galų gale, jeigu atėjęs svetimos mokyklos mokytojas ir, taip sakant, nedraugiškai pristatytas, netokį jis jau didelį poveikį ten ir padarys, tas proforientatorius. Ir mūsų patirtis vis dėlto moksleivių metai iš metų susirenka pakankamai daug ir mūsų patirtis rodo, mes apklausėme moksleivius, kodėl jie pas mus atėjo, kaip jie sužinojo apie mus ir pasirodo, kad apie 70% jie sužino apie mūsų mokyklą iš savo draugų. Tai yra, kad geriausias proforientatorius tai yra mūsų mokyklos mokinys, kuris pritraukia pačią didžiausią stojančių dalį. Bet čia yra tokie labai paprasti žodžiai, kad tas mokinys yra geriausias proforientatorius. Reikalas tame, kad jūs puikiai įsivaizduojat, kad tas mokinys yra nepaperkamas ir jo nepaprašysi, kad nueik ir sumeluok savo draugui. Jis greičiau jau padarys, jeigu jį paprašysi, jis greičiau jau padarys atvirkščiai. Jis pasakys, kad manęs prašė sumeluoti. Tai yra, tam, kad jisai būtų geras proforientatorius, reikia sukurti mūsų profesinį mokykloje geras sąlygas, kad jisai jaustųsi saugus, kad jisai jaustųsi gerbiamas, kad jisai atėjęs iš gimnazijos, kur buvo dirbama orientuojamasi į gabius moksleivius ir jis tenai sėdėjo nesuprasdamas matematikos ar fizikos, kad jis atėjęs pas mus nustebtų, kad vis dėlto mokytojas nusileido iki tokio lygio, kai jis pradėjo suprasti tą, ko gimnazijoje nebesuprato. Kitaip sakant, pakartojant čia prieš mane kalbėjusios kolegės iš Daukšos mokyklos, tik tai laimingas vaikas, būdamas laimingas mūsų mokykloje, jisai gali būti tas geras proforientatorius. Ir tas faktas, kad net 70% moksleivių ateina sužinoję apie mus per draugus, leidžia atsargiai galvoti, kad ko gero tie moksleiviai, kurie pas mus mokosi, jie yra pakankamai laimingi pasirinkę mūsų mokyklą. Kitas būdas, kurį mes taikom ir kurį siūlytumėm išplėsti, tai yra technologijos pamokų vedimas centrų dirbtuvėse. Aš be abejo lenkiu savo žilą galvą prieš gimnazijas, kaip jos moko fizikos, chemijos, lietuvių kalbos ir taip toliau. Bet esu įsitikinęs, kad jie tikrai neturi tokių dirbtuvių ir tokių sąlygų, tokių įrengimų, kokius mes turim savo profesiniai mokyklai. Ir todėl mes stengiamės pasikviesti technologijos mokytojus, kad jie ateitų su savo klase ir mūsų dirbtuvėse pravestų tas technologijų pamokas. Ir kad moksleivis pamatytų, kad, sakysim, staliaus mokslas tai nėra tik tai pagalio obliavimas su nelabai kokiu obliumi arba ten pjovimas su nelabai kokiu pjūklu, kad yra daug įvairiausių instrumentų ir kad tai yra tikrai patrauklus, įdomus darbas. Taip pat
Kaip jūs žinote, dabar vyksta sektorinio praktinio mokymo centro kūrimo projektas. Manau, kad tos galimybės bus dar išplėstos. Ir reikėtų, kad tuose strategijos dokumentuose būtų kažkoks žodelis, kad tokia veikla yra skatinama. Manau, kad taip pat į tą sąžiningą profesinį orientavimą žingsnelį galėtų padaryti ir mokyklų išgryninimas. Tai yra, kada mokinys, pabaigęs pagrindinę mokyklą, vis tiek turės rinktis arba jam eiti į akademinės pakraipos gimnaziją, arba į technologinės pakraipos gimnaziją, jis tą galės padaryti žymiai objektyviau ir niekieno nespaudžiamas. Dabar ta antroji reikalo pusė, tai yra, jeigu jau mokinys mokosi pas mus, tai mes privalom jį paruošti iki šio laikinio lygio, kad jisai surastų ir kad jisai išlaikytų darbo vietą. Tai tuo tikslu irgi darom įvairias veiklas. Viena iš jų, tai prieš keletą metų mes tapom viešąją įstaigą ir vienas mūsų dalininkų yra statybos firma. Kodėl mes žengėm šitą žingsnį? Reikalas tame, kad jeigu vidurinės mokyklos bendrojo ugdymo programos, jos yra daugmaž vienodos, ten su kai kuriais niuansais, su pokrypiu į teatrą, galbūt dar kur nors. Tai jeigu žiūrėti profesinės mokyklas, tai čia yra ir statybininkų ruošimas, čia yra ir virėjų ruošimas, čia yra ir kirpėjų ruošimas, čia yra automechanikų ruošimas. Ir tie keletas žmonių, kurie šiandien yra ministerijos profesinio rengimo skyrių, jie tikrai negali būti jokių būdų visų darbų, visų tų profesijų specialistai. Ir tam, kad gerai paruošti, kokybiškai paruošti specialistą, čia būtinai reikalingas gamybininkas šalia patariantis, kontroliuojantis. Dabar kitas dalykas, tai yra profesijos mokytojų apmokymas dirbti su naujom medžiagom, įrengimais, technologijom. Reikalas tame, kad ypatingai statyboje, bet turbūt ir visose kitose srityse, nuolat keičiasi medžiagos, nuolat keičiasi technologijos, nuolat keičiasi įrankiai. O jeigu mes norim paruošti žmogų, specialistą, kuris mokėtų visų šitų naudotis, tai visų pirma mes turim mokyti mokytojus, kad jie tuo mokėtų naudotis. Ir todėl mes suradom tokį pakankamai neblogą būdą, tai yra, mes bendraujam su firmom, kurios prekiauja, kurios gamina tais įrengimais ir jie savo reklamos tikslais su mielu noru ateina į mūsų mokyklą, veda seminarus, apmoko dirbti su tom naujausiom medžiagom, su naujausiais įrengimais, su naujausiom technologijom. Mes kaip statybininkų rengimo centras pasikviečiam dar ir kitų mokyklų specialistus. Daug kartų čia praskambėjo žodis projektas. Tai aš esu įsitikinęs, kad profesinė mokykla be projektų vykdymo, jinai iš viso egzistuoti nebegalėtų. Jeigu mes atmestumėm visą tą, ką mes pasiekėm per projektus, tai turėtumėm žengti, 15 ar 20 metų atgal. Tai mes tų projektų įvykdėm įvairių, vardinti nesiruošiu, tiesiog pasakysiu jų rūšis. Tai buvo struktūriniai fondai, iš kurių mes atsinaujinom įrangą, atsinaujinom mokymo programas, parengėm, išleidom priemonės, netgi parengėm ir išleidom vadovėlius. Kadangi reikalas tame, kad, sakysim, stalių vadovėlis ar kokio apdailininkų rengimo vadovėlis, jis reikalingas yra palyginti labai nedideliam skaičiui ir niekas jo centralizuotai kol kas nebeleido. Jį prisėjo mums išleisti patiems. Taip pat yra Leonardo pilotiniai projektai, kuriuos mes irgi porą projektų įvykdėm. Čia mes išanalizavom įvairių Europos šalių profesinio mokymo metodiką, parengėm modulinę programą. Dabar, kas susiję su profesiniu mokymu, žino, kad yra didelis projektas perėjimas prie modulinių programų. Mes tą padarėm kaip pionieriai, taip sakant, pabandyti
kaip čia, kokie yra sunkumai, kokie yra trūkumai. Yra dar mobilumo projektai, čia visiems žinomi, kada nuvažiuoja mokytojai, kada nuvažiuoja mokiniai pasistažuoti kitų šalių firmose. Bet ir čia yra ir kita reikalo pusė, kad jeigu mes važiuojam, tai važiuoja ir pas mus. Ir rytoj atvažiuoja italai, po kokios savaitės vokiečiai. Tai vėlgi tai verčia mus nemiegoti, mus verčia peržiūrėti savo dirbtuvės, peržiūrėti savo aplinką, peržiūrėti savo mokymo būdus, kad tie atvažiavę žmonės nebenusiviltų. Norėčiau atskirai porą žodžių pasakyti apie projektą dualinis bakalauro mokymas. Čia vokiečiai mus į tą projektą pakvietė, mes jiems sudalyvavom, o jo esmė pasirodo buvo tokia, kad vokiečiai pas save taiko metodą, kad inžinierius jisai turi turėti ir praktinių žinių. Tai yra, jis turi būti arba pabaigęs profesinę mokyklą, arba besimokydamas jis ateiti ir kažkokį modulį atlikti toj profesiniai mokykloj. Ir šito projekto vykdymas mums leido nustatyti ryšius su Gedimino technikos universitetu ir jie dabar ten baigė paruošti specialią programą, kur gabiausi, norintys galės eiti mokytis užskaitant ten tam tikrus dalykus. Bet to projekto, aišku, šito padaryti būtų buvę neįmanoma, kadangi įsivaizduokit profesinės mokyklos direktorių skambinant į Gedimino technikos universiteto rektoriui ir ką nors. Ir taip pat dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose, tai dalyvaujam įvairiuose respublikiniuose, svarbiausiai tarptautiniuose konkursuose. Tas dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose leidžia mūsų moksleiviam, mūsų mokytojam pasižiūrėti, taip sakant, iš arti, ko moka kitų šalių mokiniai, ko mokam mes ir tada galime koreguoti savo kokybę. O dabar perduodu žodį savo kolegijai.